Aš čia noriu paskaityti dabar iš Jogo Vašistos vieną puslapį, tenais skyriaus dalis yra ir noriu dar iš karto tada padaryti praktikas iš karto, kad žinoti, kuom užsiimti ir panašiai, tikiuosi bus naudinga kitiems. Tai geriausiai, aišku, reikia atitinkamo susitelkimo, ta prasme, pavyzdžiui, ir atleisti, ir atsipalaiduoti, ir mąstyti apie Dievą, apie sielą, ta prasme, kai dvasiškai atliekamos praktikos, tai reikia į atitinkamą būseną pereiti ir, aišku, joje visada gyventi, aišku, toje meilėje, ten atsipalaidavime, ta prasme, palaimai, kaip Jėzus gyveno, kaip Buda gyveno, ta prasme, toje nirvanoje gyventi. Šiaip ir reikia, bet tik tais nieks nemoko mūsų. Tai tam, tarkim, aš kai kurios dalykus pasiekiau, aišku, dabar nėra, kad esu geram stovyje, bet ta prasme, aš vis tiek kai kurios dalykus pakalbu, parodau, pakalba vieni, pakalba kiti ir man patinka taip daryti, ta prasme, tom užsiimti, tai tada pradžioj aš linkiu laimės tada, taip kokį 21 kartą, rekomenduojama 21 kartą, bet aišku, tu turi būti toj būsenai linkėjime, ta prasme, davime, meilėje visą laiką iš tikrųjų, bet čia yra tokios praktikos, kad pajausti skirtumą iš tikrųjų. Ir om praktika, tai kaip Edmundas Petrokas sako, tai yra Dievui taip, jeigu paprastai kalbant. Tai pavyzdžiui, tada gerai pradedam. Aš linkiu visiems laimės, aš linkiu visiems laimės, aš linkiu visiems laimės. Ir tada bent šiaip 21 kartą arba tiek, kiek norisi galima om kalbėti, bet tada aš 3 kartus om pakartosiu. Tada om. Gerai, dabar tada pradedu skaityti. O lila, yra 6 išėjusių sielų rūšis blogos, blogesnės ir pačios blogiausios, tarp nuodėmingųjų jų ir geros, geresnės bei pačios geriausios, tarp dorybingų jų. Aišku, kad tarp jų yra daug pereinamųjų sluoksnių. Patys didžiausi nusidėjėliai sąmonę praranda pakankamai ilgam laikotarpiu. Blogiausi nusidėjėliai kenčia baises pragaro kančias, po to gimsta begailė įvairių rūšių būtybių, kol sulaukia savo kančių pabaigos. Jie gali gimti net medžiais ir būti jais labai ilgai. Vidutiniai nusidėjėliai taip pat ilgam praranda sąmonę, o vėliau gimsta kirminais ir gyvūnais. Mažiau nusidėję greitai gimsta žmonėmis. Geriausi iš geriausių pakyla į rojų ir mėgaujasi gyvenimu ten. Po to jie gimsta žemėje gerose ir atsakinguose šeimose. Vidutiniai iš geriausių keliauja į dangaus gyventojų erdvę ir grįžta į žemę kaip brahmano vaikai. Net patys dorovingiausi tarp mirusiųjų po pasimėgavimo dangiškais malonumais turi pereiti pusdievių karalystės, idant išpirktų kažkada padarytus prasižengimus. Sarasvati tęsia. Visos šios išėjusios sielos jaučia savo praeities veiksmų pasekmes. Pirmiausia, atsiranda suvokimas, aš miriau, paskui mane įsineša mirties pasiuntiniai. Geriausiai jų įsivaizduoja, kad jos ima į dangų. Eiliniai nusidėjėliai mano, kad stovi mirties Dievo teisme, kur atsižvelgiant į Citruguptą slaptą dokumentą, kuriame fiksuojami žmogaus darbai, jie bus tikrinami ir teisiami už savo praeitą gyvenimą. Ką individualiai sąmonė dživa mato, tą ji ir patiria. Juk beribės sąmonės tikstumoje nėra nei laiko, nei veiksmų. Po to dživa galvoja, mirties Dievas pasiuntė mane į dangų ar pragarą. Aš geriuosi arba kenčiu rojaus pragaro malonumais ar kančias ir aš gimsiu gyvūnų ir panašiai, kaip mirties Dievo nurodyta. Ta momentą kartu su maistu individuali sąmonė patenka į vyro kūną, iš ten pernešama moters kūną ir gimsta šiame pasaulyje, kur vėl gyvenama pagal praeitų gyvenimų veiksmų pasekmes. Čia jie auga ir nyksta kaip mėnulis, vėl patiria senatvę ir mirtį. Tai vyksta daug kartų, kol pagaliau dživa suvokia save ir nušvinta.
Tai va, tai pagrindė, tai svarbiausia, kad žmogus būtų tyras ir ta pati siela, kad būtų tyra, nu, ta prasme, kad būtų nenuodėminga ir dar, kaip sako, atitinkamą lygį turi pasiekti, nepramiegot gyvenimo. Tai savo gyvenimo nepramiegoti, neprisidaryti nuodėmių, tai tada kažkas tai ir gero po mirties jau bus, jau netapsi kažkokio kirmino ar tenais pragaro vaikiu. Tai būtų tada tiek šiam kartui.